Kol būsiu gyvas, dirbsiu tėvynės labui. Petras Vileišis. Amžininkai jį vadino geruoju lietuvių tautos genijumi. Pats Petras Vileišis, tartum įsipareigodamas visam gyvenimui, sakė, kol būsiu gyvas, dirbsiu tėvynės labui. Ir tai nebuvo tušti žodžiai. Petras Vileišis labai sėkmingą kelių inžinieriaus veiklą užsidirbęs didelį finansinį kapitalą, jį paskyrė daugiausia šviečiamai veiklai – lietuvybei gaivinti. Vileišių vardu pavadinta mūsų mokykla. Galima kelis gyvenimus nugyventi ir vis tiek nepadaryti tiek, kiek padarė Petras Vileišis. Jis ir pirmųjų lietuviškų vadovėlių autorius, vertėjas, rašytojas, laikraščių leidėjas ir tai dar ne viskas. Jonas Basanavičius taip sako apie Vileišio pirmųjų kūrinių svarbą. Petras Vileišis davė pradžią pasaulietiniai populiariai literatūrai, nes tuo laiku užsienyje spausdintos lietuvių knygos buvo tikybinio turinio. Petras Vileišis ir laikraščių leidėjas, kalvis melagis. Kodėl toks keistas pavadinimas? Paklausykime. Raštėlio pavadinimas kilo iš gimtojo Medinių Sodžiaus prisiminimų. Kaime buvusi kalvė, į kurią labiausiai traukdavęs senukas kalvis. Jis dirbdamas vis pasakodavęs ir pasakodavęs, kiekvieną pasakojimą baigdavęs tokiais žodžiais. Aš visko prišnekėjau, primelavau. Mano protelis menkas, liežuvis minkštas. Ką sugalvoju, tai ir meluoju. Esu kalvis melagis. Kalvio melagio sumanytojas ir leidėjas Petras Vileišis. Lietuviai studentai rašė lietuvių tautosakos, etnografijos, istorijos temomis. Visų laikraštėlio numerių turinys nėra žinomas, nes rasti tik 2 jo numeriai. Juose išspausdinta įvairių praktinių patarimų, apysaka Jons ir Aniuta, aritmetikos pradmenys bei skaičiavimo uždaviniai vaikams ir suaugusiems. Pirmuosius laikraščius leido Lietuvos mylėtojų draugija, kuriai priklausė Petras Vileišis. Vilniaus žinios – pirmasis dienraštis lietuvių kalba. Laikraštį įsteigė ir leido Petras Vileišis. Vilniaus žiniose spausdino straipsnius apie visuomeninį, politinį, kultūrinį gyvenimą, skelbė grožinius kūrinius, vertimus iš užsienio kalbų, literatūros kritiką. Laikraščiui rašė Jonas Biliūnas, Šatrijos ragana, Petkevičaitė Bitė, Antanas Vienuolis, Žemaitė. Petras Vileišis – pirmojo lietuviško knygyno savininkas. Knygyne prekiavo lietuviška spauda, išleista tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Knygynas tapo lietuvių kultūros veikėjų, rašytojų, leidėjų susibūrimo vieta. Petras Vileišis – pirmosios lietuviškos spaustuvės savininkas. Vilniaus žinių spaustuvė lietuvių kalba išleido 158 spaudinius ir 13 natų sąsiuvinių, atvirukų, spausdino ir vadovėlius mokykloms, lietuvių tautosakos rinkinius, informacinius leidinius. Prieš spaudos draudimą Petras Vileišis kovojo ir legaliomis, ir nelegaliomis priemonėmis. Valdininkus įtikinėjo, bandė paveikti ir tikėjo, kad tai gali duoti rezultatą. Žinoma, didelę įtaką turėjo ir jo pažintys, nuveikti darbai. Lietuvių inteligentų sutelkta veikla davė rezultatų. 1904 metais, gegužės 7 dieną buvo panaikintas spaudos draudimas. Petras Vileišis troško mokslo žinias tautiečiams skleisti gimtąja kalba ir tam buvo pasiruošęs. Turėjo lėšų, jam buvo prieinama pasaulietinė literatūra, nes mokėjo graikų, lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų, anglų kalbas. Per 20 metų jis išleido apie 100 knygelių. Petras Vileišis išvertė Marko Tveno, Hanso Kristiano Andersono ir kitų rašytojų prozos kūrinių. Parašė ir išvertė apie 30 populiarių knygelių ir vadovėlių. Petras Vileišis savo darbus pasirašydavo slapyvardžiais – Petras Neris, P.N., Giedris, Ramojus, Gintautas. Noriu apibendrinti, kad visi Vileišiai, kovotojai už spaudos laisvę,
švietėjai, lietuvybės gaivintojai, rašytojai, kultūros ir meno mecenatai, atgimusios Lietuvos statytojai. Žmonės dažnai skundžiasi, kad pasaulis jų atžvilgiu yra neteisingas. Tačiau jei tiksliai palygintų tai, ką gero padarė patys ir ką gavo iš kitų, tikriausiai įsitikintų, kad galutiniu apskaičiavimu patys yra skolininkai. Dėl to labai naudingas mokslas yra buhalterija, kuri moko gyvenimo aktyvų ir pasyvų, tai yra nuopelnų, kuriuos turi žmogus, ir geradarybių, kurias skolingas kitiems balansas. Kas dažnai tokias sąskaitas veda, tas ne tik atsikrato dažniausiai pramanytų pretenzijų pasauliui, kurios nuodija jo gyvenimą, bet ir randa akstiną tolesniam vaisingam visuomenės darbui.